Tai yra beveik ir tai ne visai tiksliai pradinis komandų žaidėjų išsidėstymas, po to, aišku, komandai žaidėjai ir keičiasi pozicijoms. Ir Otaka Yamada ir 26-asis Oleksandras Kurcevas. Oleksandras Kurcevas labai sėkmingai įžengė po keitimo rungtynėse su Kauno Žalgiriu. Džiugas, neblogas perdavimas į aikštės vidurį, vėl Traikovskis. Ataka tęsiasi, Urbys, smūgis į vartus ir pirmasis smūgis į vartų plotą, gal ne pats pavojingiausias, bet vėlgi Yamada pro gynėjus, tuo tarpu dabar jau Panevėžio atsakas, Radunovičius prie baudos aikštelės, perdavimas smūgis ir dabar jau kampinis. Įžaidžiamas kamuolys, Devega, Basimavičius į baudos aikštelę, smūgiuoti nepavyko, bet ataka tęsiasi ir dar viena pavojinga situacija ir vėl Nosek be Suško. Netiksliai. Sante. Urbys ten nepavyko. Senelė, Traikovskis prie baudos aikštelės, Urbys. Na ir bus perdavimas, Simono Urbio perdavimas ir štai Vytautas Černiauskas kamuolį paleidžia, o po to jau fiksuojama pražanga. Atveju būna tarp teisėjų, na žiūrim, pavyko smūgiuoti ir čia Vytautas Černiauskas ne visai užtikrintai gali. Krasnyčiai, perdavimas į varžovų baudos aikštelės prieigas. Veliulis išvengia gynėjo ir geltona kortelė vis tik rodoma. Už praeitas rungtynės prie traumuotų sąrašo prisidėjo už praeitose rungtynėse Linas Klimavičius. Panevėžiečių ataka, Stepanavičius atmestas kamuolys, smūgis kairė koja, kamuolys pas Marių Paukštę. Tyrimus paaiškėjo, kad nėra tai pats blogiausias variantas ir tiesiog operacijos greičiausiai neprireiks, smūgiuoja dabar Kurcevas, bet šalia vartų ir smūgis nesigavo stiprus. Ir Čekauskas dešinėje, Lukas Devega dabar dešinėme krašte. Gražiai vaikšto kamuolys, Vaičekauskas į baudos aikštelę, atšokęs kamuolys, Lukas Devega smūgiuoja, bet ar vieną dieną, ar dviem dienom daugiau poilsio, na tai dabar toksai sprendimas, o dabar štai tokia situacija, išmušamas kamuolys, bet ataka dar tęsiasi. Vėl Nosek be Suško. Trečią kartą. Aišku, nėra, kad Džiugas dominuotų, kaip ir nėra Panevėžio dominavimo, tačiau abi komandos kartas nuo karto sugeba ir pavojingų perdavimų atlikti. Štai dabar koks smūgis į virpstą kamuolys, smūgis ir 1-0. 1-0 Simonas Urbys. Na, toks dvigubas smūgis po pirmo bandymo galva, kamuolys atsitrenkė į virpstą, atšoka ir viena pridėto laiko minutė jau pratiksėjo. Ir viena paskutinių Džiugo atakų, Asantė dešinėjame krašte, labai geras perdavimas, smūgis ir šalia vartų. Žaidė Telšiškiai laikydamėsi turbūt savo plano, atakavo. Aišku, buvo momentų, kai reikėjo ir gintis, galimybę smūgiavo, galima sakyti, ir netrukdomas iš baudos aikštelės, tai gal paskubėjo su smūgiu ir į vartus pataikyti nepavyko. Bet dabar jau antrasis kėlinys ir jis prasideda štai tokiu. Domanto Vaičekausko smūgiu. Krasnyčiai. Romas Veliulis. Prašoka kelis gynėjus, Veliulis baudos aikštelė, perdavimas smūgis ir kaip į vartus kamuolys neįskrenda, gali dabar tik tai susigriebęs už galvos Faustas Stepanavičius sielotis. Na, išmuša kamuolį. Traikovskis kairien. Ir štai koks reidas, smūgis ir už galvos griebėsi Oleksandras Kurcevas. Žaidėjas gali išmaudyti kelis gynėjus, vienintelio dalyko, ko trūko, tai čia smūgio. Bet, na, absoliučiai sunkiai paaiškinti.